Sveiki visi, su jumis sveikinasi Vytautas ir šiandien mes esame Minecrafto pasaulyje ir pagalvojau, kad būtų visai neprašal mums pradėjus naują išlikimą, naujam kanale, naujas išlikimas ir šitam kanale aš pagrindę kelsiu vien tik Minecraftą, taip kad kitų žaidimų čia kaip ir nebus, visi kiti žaidimai bus mano pagrindiniam kanale. Na, o šiandien, kaip jūs jau matote, žinote, mes esame kažkokiai dabar vietoj ir mes turime krūvą challenge'ų šitokių. Taip, tai yra Stranded Raft. Ar Stranded Raft, jo, Stranded Raft žemėlapis. Tai yra, na, paprastas žemėlapis, tačiau jame yra challenge'ai va šitie popieriukai, kuriuos aš čia turiu. Ir čia jų berods 30 ar kiek yra, tai šituose epizoduose mes juos ir pabandysime visus įvykdyti. Na ir dabar nieko nelaukia turbūt. Plaukime į šitą salą. O, žiūrėkit, vištą. Vištą mes galim, žinot, ką su jo padaryti. Šiaip galėtume užverst vištą. Bet ar tai būtų, nežinau. Bet šiaip tai reiktų jaučiu, kur nors dabar mums pasislėpt. Va, pavyzdžiui, čia. Nes kiek žinau, kiek skaičiau, tai galima mirt nuo peršalimo, nuo, jeigu ten vandens nesigersit ir panašiai. Gerai, tai ką? I find myself stranded on a raft floating somewhere in the Pacific Ocean. I made a list of things that need to be done to stay alive. The most important thing is to prime myself some basic necessities. Okay? Water, food, va šitie kažkokie termo, kažkas ten tokie. Ir vat, reikia vandens gert, valgyti vienu žodžiu, kad nemirtume. Tipo dar nuo peršalimo, jeigu ilgai būsim vandenį naktį, tai galim peršalt ir nuo to mirt. Vanduo. Aha, čia aš maždaug perimetu akim. Tai visą kaip ir žinom, tik gerai, tada mes nieko turbūt nelaukia. Dedam štai čia šitą čestą ir reiktų visus susidėti challenge'us. Galim taip pažiūrėti. Dabar, oh my god, kur pirm challenge'as? O, pirms. Gerai. Koks čia pirms challenge'as, kaip čia jį paskaityti, jaučiu, kad niekaip, ne? Build a shelter. Tai, kad tai padaryti, mums, aišku, reikės kaip ir pradėti nuo kokių medžių kirtimų. Čia medžiai čia visai įdomi padaryti. Ir galvoju, kad būtų galima tai kažką su medžiuose daryti, kažkokį tai namą galų gale. Bet pradžiai mes gal tada visko pradėkim paprasčiausiai. O, žiūrėkit, galim čia medį atsadint. O, žiūrėkit, obuolys. Gerai, pasiėmam obuolį, galėsim suvalgyti. Ir kaip pastebėjau, kad kai pradėjau žaidimą, man jau iškart buvo 4 lygis. Nežinau, kodėl taip yra. Gal čia specialiai padaryta? Ok. Ir žiūrėt, kokie čia įdomus medžiai. What the fuck? Anksčiau, tai žinot, vat būdavo, kaip čia dabar jums parodyti, nu, va, tas toks normalus medis, o čia kažkokie keisti tie medžiai. Gerai, tai turim 3, ar ne? Tai galim turbūt pasidaryti savo. Oi, galim pasidaryti crafting table. Vienu turėtų užtekt ir turbūt galėtume jau pasidaryti pikeksą ir eiti išsikirti šiek tiek va čia akmens ir pasidaryti geresnį. Nes medinis jis toks nieko gero. Oh, what the fuck? What the fuck? Kas čia? Ai, čia tas kažkaip jisai, nežinau kaip jį vadint, silverfishas, kaip jisai čia. Bet niekada net nežinau, kad jis čia gali atsirast. Cobblestone, Tikėkime, daugiau neatsiras. Nors, ką gali žinot? Gerai. Tai turime, galim, palaukit, mes užtektinai čia turim pagarių. Tai galim pasidaryti geresnį jau pikeksą ir žiūrėkit, obuoliai krenta. Reikia dar obuolių. Gerai, tada. Aš dabar kažkaip bijau čia kasti žemyn, žinokit, man toks jausmas, kad ten kažkoks spawnas gali būti, nu bet pabandykim. Bandykim atsargiai. Tarp kitko pastebėjau, kad čia yra užlokinta normal difficulty, tai vadinasi easy mes nepasidarysim, hard taip pat ir nepasidarysim peaceful. Tai reikės žaisti ant šitos normal ir jo, gerai, nieko nebuvo. Tada galim pasikasnėti biškį čia žemiau. Ir panašu, kad irgi nieko nėra. Gerai. Tai ką? Ką dabar mums čia sumaščius? Jau čia reiktų pasigaminti kirvį savo.
pasitobulinti įrankius, kitaip sakant. Ir man rodos, čia mes galėsim net plaukiot kažkur tolyn. Ir va dabar man atėjo gal viena mintis, kad mes viskai galim, žinot, ką pasidaryti. Lovą. Taip, nuėsiu, pasimsim šitą vilną ir iš jos pasidarysim lovą. Kodėlgi ne, nes vis tiek mes su juo neplaukisim, tai nėra tas tikras žaidimas, kaip minėjau anksčiau. Kas žinot, tai yra Stranded Deep žaidimas, jeigu galit pasižiūrėti. Šiaip vis dar labai early stadijai, tai dar nieko ten ypatingo tam žaidime nėra. Bet nežinau, šiaip idėja to žaidimo yra pakankamai nebloga. Ok, tai ką. Pasimam vilnas 3. Opa. Aš nežinau, ar daugiau verta imt. Tai prasme, 3 kol kas, manau, užteks mums. Ir tikėkime, kad šį epizodą įsivykdysim šį pirmąjį challenge. Šiaip iš toli visai nieko atrodo, tik dabar su šitom lietum labai nefainiai viskas. Bet gal pamatysim išmiegot, gal pasveiksim. Ir nežinau, kur čia rodo tuos dalykus, ten tą dehidrataciją ir panašiai. Nežinau. Čia gal turėtų rašyti kažką. Nu, žiūrėsim. Žiūrėsim vieną žodžiu. Ok. O, kiek seplingų čia. Ir čia taip jau čia paprastai patys krenta. Cokių čia pilna. Gerai. Reiktų dabar dar, kol mes čia esam, pradėti rinkti sėklas šitiems grūdams. Duonai tiksliau. Nes reikės mums ir jų užsiauginti nemažai, kad išgyventume. Kol kas dar nemažė man šitas alkis, bet manau greitai prasidės. Ok. Tai ką, turim šitą galima tokį, palauk, čia mažas medis. Nu, bet galim išsikirs nors vieną šitą medį, kad jį pilnai nušniotume žemyn. Opa ir... Man rodos kaip ir viskas šitą medžiai. Nieko daugiau kaip ir nebėra. Nors galėtų tie lapai dingti jau visi. Ok. Tik ką sakiau, pasidaryt lovą. Gerai, tada bėgam. Šiaip pačiu visai neblogą vietą, tik aišku tokia mažoka. Bet čia laikinai, kaip sakoma, nuo lietaus pasislėpti. Tai ką, turim lentų ir pasidarom savo lovą. Aš nežinau, gal čia būtų vienas iš challenge yra. Koks nors challenge 2, tarkim. Make a fire. O kaip fire pasidaryti, net nesizduoju. Gerai, bet mes dabar turim challenge build a shelter. Ir tai manau pirmą rytį išmėkoti, nes čia mūsų naktį atspaunino, jeigu neklystu. Ir turėtų gal dabar lietus baigtis jau. Ir... Opa. Žiūrėkit, tu sako, viskas gražu. Wow. O, kaip ramu dabar visur. Gerai, tai manau tada mes nieko nelaukia, toliau kirskim šitą medį dabar. Tikėkimės, jisai čia galėtų šiaip tokių aukštų nestatyti, nes jos labai sunku nukirsti yra. Bet ką padarys jau? Kaip gavos, taip gavos. Gerai, kerta medžius ir jau nebepasiekiu, reikia biškį pasilipt. Štai taip. Ir... Kaip dabar tokį medį reikia nukirst? Palauk, reiktų lipti viršų aukštyn ir va iš čia bandyti jį visą nukirst. Kiek mes nenukrisim, jeigu koks lapas dings iš po kojų. Gerai, atsistojam čia. Turėtų dabar dar nedingti šitie, nes dar medžio daug yra. Gerai, čia toj pusėje kaip ir viskas baigės, man atrodo jau. Tada belieka į šitą pusę, man rodos dar kažkur buvo. Gal ir nežiūrėkit, jau lapai pradėjo dingt. Čia kaip ir... Kaip čia kaip nebėra, gerai. Tada leiskime žemyn, tie lapai po kiek laiko dings. Ir mes turėsim ir šitos lentos pagaliai. Jie po biškį nukris. Na, o mes tada nieko negaiždami laiko. Judam toliau statyti savo namą. Ir, žiūrėkit, galim pasiimti kokią nors tokią lygesnę vietą, štai čia, tarkim. Ir pasidaryti savo tokį pradinį būstą. Gerai, 3, 4, 5, 6, 7. Turėtų, manau, sočiai būti. Na, bent jau, kaip sakau, laikinai. Šiokia tokia pastogė virš galvos. Štai taip.
Kubiko Rubiką pasistatysim. Galime, aišku, ne Rubiką statyti, kad būtų koks gražesnis. Pavyzdžiui, galim, na, aišku, šiandien nenoriu kažko labai jau tokio prašmatnų statyti, nes visgi netoks žemėlapis čia, kad visokius ten interjerus, taip toliau, ten, ajajai. Svarbu pirmą namą pasistatyti ir, manau, ir tai dar mums net neužteks lentų čia. Reikės dar žymiai jų daugiau, jo neįvertinau, biški, gal ir apie didelį namą statau. Ok, tai ką aš norėjau čia padaryti, pats nežinau. Galbūt kažkaip, vat, taip, kažką tokio, žinot. Pavyzdžiui, čia galim dar iškirst. Opa. Ir, tarkim, va čia kokias duris susistatysim. Nu, kaip pavyzdžiui, čia duris bus ir taip toliau. Ok, tai dabar, aišku, reikės žymiai daugiau mums pagalių, lentų. Ir tada galime atsodinti šituos medžius. Šiaip gerai, kad daug seplingų mums mėto. Gerai, tada mes šiaip daug gal jų labai neprisodinkim. Ir būtų visai neblogai dar čia pavaikščiais aplinkui. Pažiūrėti, kągi mes čia dar galėtume rasti. Vat šitos jau čia reiktų. Kas čia dabar? Šitos reiktų kirst, galbūt gausim dar šiek tiek sėklų. Ir manau, paskui ten bus vienas iš challenge, tai jau pasidaryti šitą fermą. Ir kokią reikšmę turi va šitie? Man rodos, kad čia gali būti paprastai tiesiog, bet gali išlįsti tie dalykai, kurie anksčiau ten buvo išlindę. Gerai, žiūrėkit, ką aš ten matau? Žiūrėkit, ten kažkas... Ai, ten laivas nuskendęs, rimtai. Opa, žmonės, čia laivas nuskendęs. Gal reiktų šiek tiek pabandyti savo laimę ir nuplaukti kitą laivą. Aišku, mes patys neplauksim, nes, na, nėra taip toli, bet kam švaistyti labai daug laiko. Tai kadangi mes turėtume turėti pagalių, bet pasirodo neturim, tai susirinksim šitos, kas čia yra. Ir va, kur dar praleidom vieną. Ir dabar, man rods, jau dar ne viskas, dar čia yra pora. Tai va, tuos iškirskim. Ir turėtume dabar jau turėti pakankamai lentų valčiai. O žiūrėkit, ir ten laivas. Nu, kaip pirma lietus buvo, nesimatė. Bet dabar viskas puikiai matos. Ok, tada pasidarom laivą. Na, dėl viso ko pasidarom 2 laivus. Netyčia, jeigu vieną sulaužytume ir, nu, žinot, kaip būna. Atsitrenki kur nors ir panašiai. Tai ką, sėdam tada į laivą mes ir varom. Su kontrol biškį galim pagreitinti. Nereikės patiem plaukti ir manau, ten kažką tikrai mes galėsim surasti. Ir žiūrėk, dar viena sala. Visai pakankamai netoli nuo mūsų salos. Ir ten, aišku, medžių pilna ir visokių dalykų gal dar galėsim ten rasti. Gerai, tai dabar reiktų mums gražiai prisiparkuoti. Ir kodėl man nenori klausyti manęs tą valtis, na? O, gerai, ramiai. Ir dabar reiktų su shiftu išlipt gražiai. Oi, negražiai. Nu, come on, rimtai. Valtie. Aš nežinau, ar čia bugintas Minecraftas kažkaip yra, kad su tom valtim kartais biški nusivažiuoja. Rimtai. Eik tu savo, nu. Come on. Už ką man taip? Kaip čia su tom valtim, aš nelabai suprantu. Ar čia jos bugintos, ar čia kas jam yra? Gerai, palaukit. Gražiai, nu, davai. What the fuck, aš nesuprantu, kad net apsuktos valtės neim. Nu, apsisuko, buvo gražiai. Gražiai. Va, stabdyk. Nu, gerai, šį kartą mažiau nuplaukė nuo manęs, tai ką tada, neriam ir žiūrėsim, ką mes čia randam. Muzikos diskas, blokai. Na, muzikos diskas nėra toks labai čia svarbus, bet žiūrėkit, dar reiktų čestą pasimti. Reiktų dabar nert greičiau už čia lauk. Upa. Įkvėpiam, žiūrėkim, galbūt dar kur nors mes čia ką nors galėsim surast. Gerai, kad aš turiu... O, čia net oro yra. Ha. Gerai. Aišku, labai sunkiai matos čia. Gal reiktų brightnessą pasididint video. Nu, bet jau čia taip. Šviesiai viskas padaryti, bet... O, žiūrėkit, čia tas. Gold ingotas. Ok, man pravers. Ir, kažin, ar čia dar yra kažkur kažkas? Atrodo, kad nelabai.
O, dar čestas, net nemačiau. Gerai, iškirskime tą čestą. Nereikės tada mums patiems gamintis jų. Galėsim tiesiog va taip susidėti viską. Ir kodėl man čia neleidžia praeiti? Ai, čia slabai. Blemba, taip tamsu nieko nesimato. Ok, tai ką, čia manau šitam laivė jau nieko kaip ir nebėra. Galim. Plaukit, negalim. O dabar galim išplaukti. Kylam į viršų. Ir šokim į tą savo valtį, kuri kažkaip mūsų šiandien nenori klausyti. Nu ką, galim pabandyti apiplaukti aplink šitą salą, galbūt dar netyčia ko surasim. Galbūt dar kokį laivą ir... Žiūrėkit. O, dar vienas laivas, bet man ras, jisai čia ant kranto yra. Ir jisai čia kaip sudužęs. Tai labai iš tikrųjų atkartotas yra nuo pačio tikrojo žaidimo, nes aš jį irgi esu žaidęs. Tai tikrai galiu pasakyti, lygiai tokie patys dalykai yra. Ir visi ten tie lūtai, taip toliau, viskas taip pat. Ok, tai gerai, kad nesudaužėm savo laivą. Ir galim tada mes eiti čia ir žiūrėkit. O, galim. Šitą bus mums kokiai dekoracijai galbūt. Gerai. Ir dabar reiktų kažkaip įlipti mums į šitą laivuką. Opa. Nu ką. Galim iškart nusileisti į apačią ir štai turim knygą. Turbūt tą knygą nieko, tik tai tokiam enchantai galbūt naudosim, jeigu čia iš vis galima pasidaryti enchantus. Gerai. Netherworld. Ok. Aišku, reikės soul sando, kad kažkur kažką padaryti. Ir va, visai neblogai padarytas lovos, toks kaip ir kaip lova, tik aišku, ne lova. Supranti, ką noriu pasakyti, ne? Gold nuggetai. O, visai čia žinokit, neblogų dalykų esama. Ok. Mačiau, dar buvo ten kažkur viduj vienas čestas, tai dabar reiktų dar ir ten mums nueiti. O, žiūrėkit, valtis. O, gerai, pasimkim valtį. Gerai, kasgi čia? Turbūt dar kažkoks yra ir muzikos diskas. Nežinau, kam tie muzikos diskai skirti, bet žiūrėkit. Čia yra kažkas tokio, na, kam kirsti mes galim apeiti ir... Opa. Kokį mes čia lobį radom. Oho. 2 krosniai, žiūrėkit. Ir šitie muzikos grotuvai, žinau kaip jūs čia pavadint. Jukeboxai, turbūt taip jie vadinasi, ne? Ok, turim tos jukeboxus. Vandenuks pasileido. Gerai, dar reiktų mums iš čia kažkaip išlipt. Pavyzdžiui, vat šitaip galim. Ne, negalim. Reiktų turbūt šitaip padaryti, va dabar galėsim išlipt. Opa. Nu va. Šitų man, žinokit, nelabai reikia, dabar tai mes jos paliksim. Ir artėjo jau naktis. Ten kažkokie mygtukai viršaus, daugiau kaip ir nieko nėra. Ok, tada grįžtam ir... Plaukiam atgal į savo pirmąją salą. Galėsime turbūt jau užbaigti šitą epizodą. Tai jo, nepasidarėm savo namą. Aišku, pradėjom, tai čia tik laiko klausimas, kada uždėsi tas paskutinės lentas. Ir užbaigti šitą savo namuką. Bet tai čia nieko tokio, bet vat, šiek tiek patirinėjom. Susiradom pakankamai neblogų dalykų, aišku, čia jų nėra daug, bet... Su laiku, manau, rasim ir geresnių. Ok, tada reiktų mums kažkaip gražiai čia prisiparkuoti. Kas jaučiu, čia bus dabar irgi iš akis tai padaryti. Gerai. Ir opa. O. Lol, į vištą atsimušė. Gerai. Pasistatėm valtį, tikėkimės nenuplauksinai. Ir ką, grįžtam tada mes vėl į savo salą. Ir manau reiktų, o žiūrėkit, net 7 čestus turim, eiktų savo. Nereikės rūpintis nei kiek apie čestų gamybą mums, bent jau kol kas. Taip, turime dar šiek tiek lentų, tai galim... Iš tikrųjų paskui galėsim net ir langus gal sudėti. Galim turbūt va šitai padaryti, tokių 2 aukštų skrypnės. Na gerai, tai ką manau, tiek bus šitam epizodui, taigi... Jeigu jums patiko šis video, nepamirškite paspausti like bei prenumeruoti mano naujojo kanalo. Na, o aš su jumis atsisveikinu ir susitiksime turbūt jau kitame epizode. Iki!